Buvo daužtas anglas, padaryti kebuliniai, atgal įdėtas variklis. Tai yra sumažinta mano Kobros versija per pus. Mini Kobra. BMW E30 M3, viena iš 6. Paplojam, o, labą dieną. Nu ką, kas pažįsta, kas nepažįsta, tai su kuo reikia dar susipažinti, aš Vaidas. Ką, einam parodysim biškį, ką mes čia darom ir darysim, ne? Dabar projektas. Buvo daužtas anglas, padaryti kebuliniai, atgal įdėtas variklis, dabar susirenka visas priekis ir važiuoja dažytis išorė, bet iš esmės mūsų pagrindinis darbas tai anglo perdarimas. Čia tiesiog papuolė taip, kad anglas buvo ir daužtas ir žmogui reikėjo sutvarkyti ir daužimą prie to pačio. Bet iš esmės jau jisai yra pusiau perdarytas, galima truputuką užmest akį, dar toks nedabaigtas, neišbaigtas, bet iš esmės vairas jau kitoj pusėj. Tai dabar, kadangi variklis jau stovi savo vietoj, reikia pabandyti užkurt, paprogramuoti, dabaigt dalykus ir taip toliau. Tai iš esmės laukia šito projekto dabaigimas ir dar turim kelis anglus, kuriuos reikia dabaigti, smulkmenytės, ir kuriuos reikia ir pradėti, ir pabaigti. Tai iš esmės laukia dar keli anglai, kuriuos reikia perdaryti. Ir ką, dar tada kitas projektas, čia dar nebaigiam ties šitais dalykais. Toliau judinam Kobrą. Kobra dabar ant keltuvo. Judės toliau. Mini projektuką dar parodysim, mini projektuką sūneliui Markui. Mini Kobra. Čia irgi va pridėta šiek tiek rankos jau. Iš va šito kampo, šito rakurso. Jau ten dar truputuką nedašveista, bet jau turim neblogą vaizdelį. Aišku, čia yra imitacinės linijos, sakykime, kapoto durų, ten bagažo. Iš pradžių galvojau daryti, kad atsidarinėtų, ten durys, kapotas bagažinė, bet per daug reikalų kaip mini Kobrai, tai tiesiog sužaisiu su imitacija, vienu žodžiu. Nėra prasmės daryti, kad atsidarytų ten durys, kapotai ir bagažinės. Manau, kad per daug reikalų ir nėra verta, o bet kuriuo atveju galutinis rezultatas ir pati idėja, pačios formos kalba už save, tai bet kuriuo atveju tai yra sumažinta mano Kobros versija per pus. Tai dar toks įdomus reikaliukas, nu ir ką, dar nebaigiam ties šituo, turim ten pačiam kampe kol kas užkištą hardgę. Čia yra chuligankė, liaudyje vadinama. Trumpai tariant, BMW E30 M3, tikra hardgė, kurių buvo pagaminta 6 vienetai ir nežinia, kiek yra išlikusių iš tų 6 vienetų, tai yra dar apskritai pasaulyje likusių, egzistuojančių tų hardgių iš tų 6 vienetų, tai bet kuriuo atveju čia yra viena iš 6. Jinai, aišku, dabar čia truputuką apkrauta kitom dalim, bet jau pradėtos užsakinėti dalis, ką galima nupirkti naują originalą, ką reiks pirkti naudotą ir restauruoti, ką restauruosim iš jos turimų krūvos detalių, bet judinsim ir ją. Dar laukia kiti projektai, kurie po truputuką juda. Tai Golfas R8 atvažiuos, taip pat parodysim medžiagėlės informacijos truputuką, o ten buvo padaryta pūtimo procedūra. Išpūstos arkos, žodžiu, Golfelis atrodo kaip OEM-as.
bet iš tikrųjų galas išpūstas 4 somais, priekis 3 ir šiek tiek nuleistos priekinės arkos žemiau, kad iš šono žiūrint suvienodint arkų aukštį. Dabar klientas nori pasidaryti absoliučiai individualų apdailų paketą. Tai lipas, poslenkščiai, galinis difuzorius, stogo spoileris, mažiukas spoileriukas po galiniu stiklu. Žodžiu, įdomus bus projektas. Apskritai įdomių vaizdų turėsim ir turim parodyti ir rodysim.